Sveiki visi užsukę į audio huliganus. Šiandien, kaip visada, aptarsime, pakalbėsime apie audio aparatūrą. Seniau esu kalbėjęs apie savo TDA DAC-ą, kurį nekartą esu tobulinęs, įdėjęs į CD paprastą dėžę. Nusprendęs šitą DAC-ą šiek tiek patobulinti, kai kuriuose vietose pakeisti kondensatorius į aukštesnės klasės, išimti skaitmeninį filtrą, paklausyti, kaip skambė šitas DAC-as 1541 be A raidės pats pirmasis. Įdomu, tikrai įdomu, nes esu turėjęs CD grotuvą Viktoro iš Vilniaus upgradeintą CD 160 be skaitmeninio filtro, skambėjo labai puikiai, bet šitas CD grotuvas buvo labai pasenęs ir dėl kažkokių priežasčių plokštė surūdijusi ir to pasekoje CD grotuvas normaliai nebeveikė. Paskui turėjau grotuvą taip pat perdarytą CD 480, bet jau su A raidė ir su kitais kondensatoriais be skaitmeninio filtro. Tai man šitas grotuvas nelabai suėjo garsas, nebuvo toks geras kaip CD 160, gal jis skambėjo puikiai dėl šitų savo turimų rūdžių ant plokštės, nežinau. Ir dabar turiu Vadimo padarytą ant kiniškos plokštės DAC-ą su 1541, iš pradžių turėjau su A raidė, paskui su A raidė iškeičiau be A raidės, nes pastebėjau, kad žemas dažnio registras man be A raidės skamba geriau. Ir man dabar pakeisiu šiek tiek estetikos šitame DAC-e. Ir pažiūrėkime, ką planuoju perdaryti jame viduje. Šitą DAC-ą planuoju pakeisti kosmetiką, įdėti, kaip man jau patinka, kaip skyrusę padariau ant lentos, atskirti maitinimą, atskirti plokštę, kad viską būtų patogu išimti. Priekinę lentą pakeisiu, gražiau išfrezuosiu, kaip dabar esu numatęs, kad galima padaryti įvairesnių, įdomesnių formų, o ne tik paprastai kaip nuo benamio kapo atminimo lentą. Šitą DAC-ą su kuo esu lyginęs, jau esu nemažai su kuo jį palyginęs, su savo perdarytų Harman Kardonu, kur irgi stovi Philipsinis čipas, bet vienabitis, ir tas Philipsinis čipas SA, kamputyje parašysiu koks, nes tiksliai pamiršau, skamba detaliau už šitą TDA. Šiek tiek man tas detalumas ir tikslumas patiko, neprarandant savo žemadažnio registro dinamikos, tai dedu didesnį pliusą Harman Kardonui 730. Primenu, kad tai yra perdarytas Harman Kardonas ir apie jį yra video, prikabinsiu linką, pažiūrėkite, tikrai įdomus video. Ir su kuo dar buvo lygintas šitas? Tai šiek tiek keliais procentais jis yra netoks skaidrus. Kol kas Harman Kardonas man šiek tiek suskambėjo geriau. Atsinešė Edvinas Jonkus savo perdarytą DAC-ą su geresniais kondensatoriais, rezistoriais ir kurį iš pradžių darė Vadimas Sirotenko ir paskui pats padarė lempinį buferį. Ir sulyginome pas jį be skaitmeninio filtro, su lempiniu buferiu ir su geresniais kondensatoriais. Tai šitas CD grotuvas aiškiai buvo juntamas, kad gavo į kauliukus. Sakykime, nebuvo taip žiauriai, kad čia mėšlas, o čia puiku. 10-15 procentų. Ypač jautėsi su lempiniu buferiu natūralumas geresnis, toks garsas natūralesnis, sena platesnė. Detalumas, taip, truputį irgi geresnis Edvino Jonkaus ir labai geri aukšti, tikslus, aukšti, skaidrus. Kaip audiofilai mėgsta pasakyti, skambesys pilnas oro. Labai sunku parinkti tinkamus žodžius, nes tik kažką pasakai apie skambesį ne taip ir prasideda šūdos vežimo man arba kviedras ant galvos.
O jeigu trumpiau pasakius, 10-15% tikrai skambėjo natūraliau už šitą TDA. Tai šitam TDA pažiūrėkime, ką planuoju padaryti. Atidarom kapotą, kalbu apie priekį bus pakeistas, papildomai bus padarytas optinis įėjimas, nes yra tokia galimybė šitai plokštai optiką padaryti. Lendam į vidų. Kaip ir minėjau, kai padariau kirusę, visą daką sumontuosiu ant juodos plokštės medinės, atskirsiu maitinimą ir atskirsiu plokštę. Šitą maitinimą paliksiu atskirai, čia yra įjungimo rėlė, kad nebūtų staigaus kirtimo per kolonėlės, kad tolygiai įsijungtų, čia nebus jokios modifikacijos. Šitas EMI filtras man, kad ir kinietiškas, bet labai patinka. Tikrai neblogas, 2 pakopų. Stengsiuosi sutrumpinti visus maitinimo laidus maksimaliai kiek galima, kad nebūtų bereikalingo nuostolio signalo. Kas dėl plokštės? Čia bus įstatyti Fine Goldai, čia bus šitie išimti ir įstatyti šitie FU. Nes šitie 2 kondensatoriai anot vadimo maitina operacinius stiprintuvėlius. Pats buvau nustebęs, anot vadimo Sirotenko visa šita plokštė TDA technologijos nėra, kad atskirai maitintų skaitmeninį filtrą kažkurie kondensatoriai, atskirai analoginis linijas. Tai yra senoji technologija ir tada nebematau prasmės, kam buvo tai padaryta, kad atskirai skaitmuo, atskirai analogas, tai net nėra prasmės kondensatorius, tiesiog bus pakeisti į aukštesnios klasės šitie, daryti skaitmenai ir analogui. Čia yra Panasonic FC išimsiu, paliksiu kitiem projektam, kur reikalingi išskirtinai skaitmeniniui maitinimui. Čia va yra skaitmeninis maitinimas, šitie 2, nes jie maitina Kirusą receiverį. Kirusą receiverį galima dėti ne tik Kirusą DIR 9001, pabandysiu DIRą, anot vadimo skamba geriau, anot Edvino Jonkaus jam nepatiko, yra kiekvienas deda savo prioritetus ir čia papildomai įdėsiu ant išėjimo plevelinius aukštos kokybės kondensatorius. Būtų garsas nesuvirškintas per šituos elektrolitinius kondensatorius. Tai tokie nedideli darbai. Pažiūrėsiu, ar apsiimsiu čia keitimu. Turiu aukštesnio lygio kondensatorius. Nežinau, dar pagalvosiu. Pamatysime rezultatus. Ir po šito viso nedidelio perdarimo vėl pasikviesiu Edviną Jonkų į svečius, jeigu jis sutiks, vėl palyginsime jo daką su puikiu padarytu savo rankomis ant kiniškos plokštės lempiniu buferiu ir paklausysime. Dar tiesa, išimsiu filtrą. Padarysiu ant atskirų grotelių įdedamą filtrą arba išėmamą, paklausysiu, kaip klausosi šitas dakas, šita plokštė be skaitmeninio filtro. Audio aparatūros mėgėjai, entuziastai, kurie mėgsta įkišti rankas prie audio aparatūros ar šiaip klausytis, stebėkite mano kanalą, prenumeruokite, būtinai padėkite laiką ir komentarą. Jeigu padariau kažkokių klaidų ar turite kažkokių pasiūlymų, parašykite komentarą, pabendrausime, padiskutuosime. Iki kito karto, draugai. Iki.